Sveiki, Hebrytė. Šiandien atvykome į Londoną, svečiuojamės pas Jonavos bumbepo legendą Robkę. Sveikas, bratulė. Jau kūka, pagarba. Pagarba tau irgi, gerai, dėkui. Šiandien mus labai gerai ir šiltai pasitiko, nufilmavome klipą kartu, dar mus ir pamaitino ant viršaus, priėmė kaip tikras geras šeimininkas, pagarba tau. Nu ką, važiuojam iš karto tiesiai šviesiai, be jokių intro, outro. Robke, labai turbūt žmonėms labai įdomu, papasakok, kaip prasidėjo tavo kelionė, nes visi žino, kad, žinai, kas liečia bumbepą Jonavoj, visi kreipiasi į Jo, tave. kelionė prasidėjo nuo Jonavos ligoninės 98 metais. Ne, tai va, karočią Hebra. Kas aš toks? Aš esu Robas, dar žinomas kaip Prodrop, dar žinomas kaip Demo Tapes. Prodrop labiau Lietuvoj, kai pirma kūryba labiau prasidėjo. Demo Tapes pasikeičiau Niką jau paskui, kai išėjo labiau, žinai, tą platų pasaulį. Tai va, Hebra, pradėjau kurt beatus, labai seniai dar, kai buvau Lietuvoj. Man nupirko tokį kietą kompą Lenovo ir aš atsisinčiau FL Studio ir kažkada sėdėjau, taip krapščiau, žiūrėjau pirmus YouTube tutorialus, ten kaip palūpintą samplą, tu net nepakarpai, o tiesiog lūpinį ir va tai va kažkaip prasidėjo, tie pirmi lūpai, tie pirmi sudėjimai. Kai pradėjau dar ant FL Studio, žinai, čia nepalygint, kai su tokiu. Aparatų dėmė. Čia kelinti metai maždaug? Gal net 13, 14, nenoriu sumeluot labai, bet čia labai seniai buvo, kiek man sakau, gal 14 metų, 15 buvo. Tai va, pradėjau tai tiesiog mūtint beatus, žinai, pradėjo tie beatai tobulėt, pradėjau jau tas naujas čiopo technikas mokytis. Nu ir taip ir patekau į tą hip-hopą pasaulį. Ne, šiaip repo muzikos visą gyvenimą klausau nuo toks, buvau 7 metų, gal buvau pasileidęs net ne Eminemo. Būdavo toks VA, kur būdavo mėlynas, geltonas, mėlynas. Ir aš turėjau kažkokį sborniką ir ten buvo Eminemo gabalas. Ir pas mano būdavo toks grotuvas CD, karočią, aš jau užmesdavau ir pradėdavau apsimetinėti, kad aš breiką šoku. Gadyca. Jo. Kažką be beatų darei, ten grafitus, breikas. Tai čia, žinai, kai tas grafiti prasidėjo, osti gauni karočią tą spreikianą į ranką, tai tu ten beleką pradėsi. Ne, šiaip ant grafiti labiau esu dabar šokęs. Dabar, žinai, šiais laikais, žinai, sporto esmei, žinai. Azarto, Jo. Ne, tai visada repuko klausiau, taigi sakiau, klausiau ir lietuviško repuko, va tai būtent, kai prasidėjo, kai aš pradėjau rašyti, repuot, irgi visada prisirišom. Veikla už dyką, mano dūmas tai tiesa. Jo, pat kiek tavo gabalų tikrai esu praklausęs, gal net mintinai kažką moku, arba Aidės palaidotą laiką, tai tikrai mintinai moku. O tai va, Hebra ir karočią, aš paskui, mane aišku išvežė iš Lietuvos, aš ten ne savo norų išvažiavau, mane išvežė iš Lietuvos, ir paskui apsigyvenau Londone. Nu ir taip, žinai, mokyklą ėjau, paskui prasidėjo koledžas ir aš taip labiau aktyviau į sceną kažką, žinai, bandau mąstyti, nes pirmoji eilėj tai aš repavau, o paskui aš pradėjau, aš repavau ir beatus dariau, bet tas visas, žinai, įsiliejimas į kultūrą, tai prasidėjo nuo repavimo, ten, žinai, bet tie pirmi tekstai ten, kur... Tikiuosi, niekada neišgirsi daugiau. Čia kaip pas visus, pirmi blynai tokie parnucheliai gaunasi. Jo. Nu ir karočią nieko, pradėjau gyventi Londone, praėjau mokyklą, pradėjau eiti koledžą ir tada, toliau dariau beatus ir mano SoundCloudas papopino. Ir pirmas, karočią, didesnis mano darbas, bet čia jau 17 metai gal, aš jau mokyklą buvau baigęs. O gal net ir koledžą buvau baigęs. Jo, aš gali būti arba jau dar koledžą, arba jau dirbau. Nu ir karočią čiūvas iš Dirty Beauty iš Vokietijos man parašo ir sako, davai šok į sborniką. Nu aš toks, be problemų, suflipinau samplą, Manzelio būgnai, Kool and the Gango samplas. Nu, kas žino, tas samplas, karočią. Negu, sumečiau vieną beatą, viską į vieną. Ir įmečiau ir paskui kasetį išėjo.
Va, koks tiražas buvo, neatsimenu. Gali būti arba 100, arba 200. Nu ir visas bornikas pasidavė. Paskui šitos čiūvus sutikau Džindu Džun Rek. Man toks čiūvas yra iš Vokietijos Lukas, jisai man parašė. Čia buvo mano pati pirma, kaip to žodis, ne praktika, o galimybė. Pati pirma galimybė Patekti, jo. padaryti jo savo albumą. Ir ten čiūvai irgi jau nebe naujokai buvo. Nu, rašau, okei. Tai karočią aš padariau tą albumą, Straight from the Basement. Linkėjimai Darkest Sun padarė coverį. Linkėjimai Darkest Sun, Klaipėda City. Jo, padarė coverį karočią. Į čiūvai Vokietijoje išleido. Ir kiek aš atsimenu, pirmas buvo tiražas 50 parsidavė. Ir man atrodo, antrą tiražą paleido 100 parsidavė. Ir paskui man čiūvai įmetė, aišku, čiūvai iš pradžių neįmetė, kai viskas parsidavė, čiūvai įmetė man po poros metų. Nes ten kažką toliau suportinu, pinigai sekantį albumą kažkieno kito čiūvo leiblas. Nu tai va, o karočiui, nu kas toliau. O pradėjau apprenticeshipą eiti, informatikoje dirbau, žinai, o su tai laisvų laikų tai jau... Aš tau nepasakysiu dabar iš tikrųjų, kiek tų galimybių sbornikų, kiek aš sudalyvavau, nes čia tas metas, kai aš apprenticeshipą jau labai vangus, mes ten, žinai, bispridėlinau. Nu, kai visi laisvę gauna. Jo, aš labai sunkiai atsimenu tos laikus. Ne, bet galų gale, karočią, aš išėjau mokytis bakalauro. Išėjau mokytis bakalauro muzikos ir garso technologijų. Tai va, karočią, o čia buvo pirmos istorijos, kai pas mane atsirado MPC, kai atsirado S950, karočią, o šitas dičkis. Patefonai, vinylai. Jo, hebra, ir pas tokį čiūvą gyvenau, yra toks čiūvas from Poland, his name is Raw Mentality. Yo, Raw Mentality. yeah, he's my boy, you know, and basically I was living in the yard. Aš gyvenau su jo. Pas jį būtent nuomovaus, ėjau į univerą, karočią, o laisvų laikų visada bum. Ir irgi, gal išmaišo ten, galim parodyti vieną sborniką. Pažiūrim, to ištrauksiu. Plokštelės? Jo, seni, toj pasižiūrėsiu. Jo, hebra, va, karočią vieną sbornikų, reikia atsargiai. Opa, tai čia, karočią, vienas sbornikų yra. Išleistas El Jazzy Chavo leiblo, Atenai, Graikija. Labai daug čiuvakų, snares, DJ Obsolete, El Jazzy Chavo, Beat Machine, Zatri, Vida, jo, demo tapes. Tai čia va, kol kas yra mano vienintelis vinilas, kurį esu padaręs. Ir hebrai taip pat rodžiau visas kasetės, ne? Rodai. Paška net ir turi tavo kasetę seną. Jo, ir tos kasetės O antros neturi, sako. Nežinau, ar bandė namioką mes, karočią. Paieškosim, rasim. Karočią, jo. Ir va čia tai irgi ta pradžia aš pradėjau labai telktis į darimą beatų su MPC, nes aš kaip pasakau, tu ant MPC darysi beatą 9 valandas, kai ant kompo 20 minučių, žinai. Nes visas tas, nesmė, visą tą praktiką pačio beato, tu turi su programas nusistatyti, turi MIDI pagal MIDI kanalus nusistatyti, kad tavo padai grotų kartu su tavo S950, karočią. Tai kol tu čia visą tą padarysi, aišku, gali paskui ant flopiko įsirašyti ir tada gali programas tiesiog užsikrauti ir nereikės ten daugiau jų programuoti, jau viskas automatiškai yra nustatyta. Ant tokių dičkių, ne? Jo, ant tokių dičkių. Va, kur lobė yra. Jo, ne, seni, vienas USB iš jų turi pakonvertuotas jau, žinai, bet vieną palieku ant floppy diskų būtinai, žinai, čia OG šūdas yra. Na ir tu aplamai žiūri, tai labai taip atsakingai prieini, nes tarp tu artificial intelligence nenaudoji iš viską darai pats. Man nereikia, aš filtriuką pasukinėsiu ir normaliai bus. Seni, kam tai, naudo. Nu nežinau, karočią, pasakysiu taip,
aš nieko neteisiu, kas ką naudoja, kiekvienas savo stilių turi, bet aš savo stilių vystau, žiūrėdamas į tą 90-ų visą erą. Man jų repas patiko, aš dar jų repo netiek atradęs, aš gali būti, kad visą gyvenimą ieškosiu ir kiekvieną dieną naujo repo rasiu iš tų 90-ų. Paliubomu, nes aš taip žiūriu va, iš bitmakingo pusės, aplamai, jeigu iš repo pusės daug lengviau biški iš tikrųjų tai pagalvojus daryti, va, rašyti rimus, ta prasme, jo, reikia kažkokio kūrybiškumo, bet kad bitus atkasti, kiek reikia perkas, man va kaip Paška papasakojo, tu papasakoji, kad ten hebra einate, garsą po garso ieškot kažkaip, čia yra tikras menas, ta prasme, mokslas. Seniai jo, va, pavyzdžiui, va, iš viso tų bito tu gali praleisti 3 dienas ieškodamas samplo, nu ir tada pusę dienos iš to samplo sulipdydamas, net ne iš tų samplo, iš tų visų samplų, sulipdydamas va vieną bitą. Čia visas, žinai, yra art of digging. Ir nesvarbu, kur tu digini vinylus, internete digini, čia irgi, žinai, hebra irgi būna spaudžia tie, kurie digina vinylus, sakė, kam tu internete digini. Nu tai, žinai, ne visiems finansai leidžia ir ne visiems galimybės leidžia. Ir net supratimo nėra, nes aš prisipažinsiu, mes kai bitų visą laiką mums trūkdavo, mes visą laiką galvodavom, ką čia bahūrai nori už savo bitą, ten $150, ten nori 100, 200 žalių ir aš galvoju, eik tu savo, apšė, lievai, kas čia yra tą bitą padaryti, kai pats nedarai. O po to, kai pažiūri, ant kiek iš tikrųjų trūksta, kiek laiko padaryti tą bitą, pagimdyti, kad tu tiesiog ant jį per 2 minutės repą užskaitytum, o jau iki tol tavo gabalą skaityk jau 3 dienų minimum. Ilgio yra, ne? Nu jo, seniai, jo. Karočią, čia tas ir, žinai, menas. Tu išmoksti bitą per pusvalandį padaryti, tik dėl to, kad tu 10 metų jį mokys daryti. Jo. Jo, karočią. Nu ir taip, va, ką aš dar veikiau, jau į univerą mokiaus, grojau bitus su MPC, grojau bitus su Prophet 2002, karočią, buvo toks sampleris iš 80. Grojau bitų su SP1200, karoči, tik negrojęs esu bitų, tik su MPC 3060. Jo. Nu, man čia yra apšė tamsus miškas, man čia yra kodas programavimo 0101, bet kaip suprantu, rauky labai gerai tose bitose. Oi, seniai, raukių, aš kažkada, net ne kažkada, prieš kelis metus, va, kai tenai gyvenau, pas draugelį Hatų univerę, jisai man pardavė, karočią, juostinį magnetofoną, didelį, tą skamą, profesionalų. Ir prikin daryti bitą ir net kompo nereikia. Atsimenu, atsineždavau. Dar iki to laiko, kol tos studijos neuždarė Covidui, aš buvau atsinešęs savo samplerius, yra YouTube video, karočią, kai aš darau bitą be kompo. Viskas, nacho, tai jau ateini. Vop, čia pasukinėjai, equalizerį. Auxiliariai čia pareguliuoja kairę, dešinę, patikė, kad tieni kompresoriuką pasukė, kiek tau thresholdo, atakos, release'ą dėkėjau, žinai, reverbą pasukinėjai, vat tame ir yra menas daryti bitą analoginiai erdvėjai, nes tau nereikia nei tų kompo, tu padarai būgnus, paspaudži, paprogramuoji, pasukinėjai, paspaudilioji mygtukų, pasijungi prie didelio stalo, žinai, ir tada irgi groja, tu gali atsireguliuoti, tau nereikia ten su pelytę spausti ir tau, kad ten, žinai, milimetrų būtų. Ant šito dirbi ir ahujenai. Jo, nu čia įdomu, taip, nes pastavė prieimas toks prie muzikos, o kai kurie reperiai, tarkim, panašiai prieina prie savo lyrikos, kai tu gali parašyti kevalą greitai, bet po to tu sėdi į bitą ir bandai atšlifuoti, kaip ten geriau suvaryti, kokį ten žodį pakeisti, kad geriau skambėtų. Ir ta prasme, pastavė irgi taip susikūri kevalą bito, o po to pradedi viską taisyti, ar tu iš karto garsus jauti, kad iš karto jau žinai, ką tau reikia pataisyti? Ne, seniai, žinok, jeigu aš iš karto padarau, aš iš karto visą bitą sukalu. Ir tada prasideda toks dalykas, kaip sequencingas, ten sudedi, kur būgnų tau reikia, ten, žinai, priedainis, versas priedainis. O taip tai, nelabai, žinok, tai savo bitų. Jeigu padarau, ten labai retai aš padarysiu tokį, kad man norėsis įtaisyti. Jo. Jeigu padarau visada iš vieno karto. Aišku, tai būna, žinai, sėdi iki nakties, rytoj į darbą, bet tau nerūpi, vis tiek sėdi, darai, kad, žinai, kad idealiai skambėtų. Atsidavimas. Atsidavimas. Pagarba.
Oi, atsimenu, kai sakiau, univerė iki 5 ryto sėdėtų ir ta MPC krapštai, bet nesvarbu, įsaugai iš ryto, vėl šoki, groji, vėl mėgot nueini, ten karočio durnų laikų, vėl šoki, darai. Na, toks atsidavimas vis tiek atsiperka. Jo, ir iš patirties pusės, ir iš pripažinimo pusės, nes kaip suprantu, vis tiek dirbi dabar ir su įvairiais. Tikrai labai rimtai žiūriu į šitą reikalą, labai rimtai, žinai, nesvarbu, kas ką pasakys. Jo, ir kas man hebrytė, kas labai patinka, kad būtent Robas Demo Tapes yra ištikimas savo stilių, visą laiką daro grinai old schoolą. Kaip ir sakiau, jau daug kur, kad jeigu reikia gero old schoolo, bumbepo, visą laiką einam arba pas Robą, arba ieškom jo kur nors Ukmergėj Zoo. Nes va ten Ukmergė man irgi patinka, kad jie išlaikė savo tą stilių. Jo, biga Bakui, Ukmergė Zoo, pagarba. Bakas, MCH, G-Mateui, UKMZU, MCK, visiems bigapas, hebrai. Visiems pagarba hebrytė, Jonavajus pripažįsta, myli ir tikrai gerų žodžių paminim visur. Kur tik neitume, jeigu kas kalba apie bumbepą, Jonavoj turim savo karalių, tai yra Robas, kas liečia bumbepą, ir visą laiką paminim, kad Ukmergė. Dar anksčiau būdavo Kėdainiai, dėl to tam tikrose ratuose vadinome tai Bermuda, trikampių, Kėdainiai, Ukmergė, Jonava. Bet tikrai, jeigu kam reikia ir bumbapinių bytų, sakau, ir bumbapinių bytų, ir tiesiog paklausyti gero oldschoolinio lietuviško repo, tiesiai pas Robą, mes būtinai paliksime linkus po šito video, kad galėtume susipažinti su jo muzika, Demo Tape, SoundCloudas, kokius tik linkus mums Robas duos, visus mes paliksime, galėsite susipažinti su jo muzika, paganyti ausis, paganyti akis, gauti malonumą, galbūt netgi kažką įsigyti, nes be abejo esi atviras ir klientams. Jo, dėl klientų taip pat aš ne tik studijavau, aš išlaikiau ir turiu bakalauro diplomą visam tam reikale. Taip kad profesionalų suvedimai visada kviečiami. Gadica, hebra, žinote kontaktą, RobMC. Mixingas, masteringas, geri pluginai, mokami neuždyka. O klausyk, o kai Jonavoj pradėjot, jūs kartu kažkaip pradėjot, ar atskirai pradėjot? Seniai, aš pradėjau vieną, žinai, dėl bitų tai, tik tiek galiu pasakyti, kad buvau aš, buvo Don Cam 7 Vilius, Artūras Dodis ir Puff Venom, žinau. Kur Puff Venom dabar, aš nežinau. Bet anksčiau Puff Venomas. Bombiniai bitai buvo, bombiniai. Jo, aš girdėjau šiandien, Robas pasakojo apie Puff Venom, aš prisipažinsiu atvirai, mažai girdėjęs, dovanok, nepyk, jeigu matai ir girdi, bet tau didelė pagarba, o taipogi labai didelė pagarba iš mano pusės Viliui, Don Cam 7, aфиgenį bitai, labai gerai irgi padaro muziką ir praeitam albume turėjau gabalą, neatsimenu net pavadį, Sąmonė, Viliau, dėkui tau labai už tą bitą. Bet tai vis tiek, ta prasme, Jonavoj po to jūs susibūrėte tam tikrą kolektyvą, konektą, ne? Žinai, kaip aš Vilių žinau. Mano močiutė pačioje gyveno, Vilius antram aukšte gyveno, aš gan seniai žinau. Jo. O paskui mes jau kažkaip per internetą susibėgdavom, kažkada buvom pas Dodi Hato, iš mikrofo buvau atsinešęs, mes rapavom, bitus darėm. Bet aš to laikų dar labai gerai nedariau, aš pagerėjau tada, kai aš jau išvažiavau, jau savo reikalą pradėjau sukti. Nes aš labai daug savo reikalų suku, man, aišku, norisi visada kažką kartu pasiimti. Padaryti bendrą. Jo, bet kažkaip nežinau. Aišku, esu padaręs daug tų bitų lietuviškų, ten daug artistų. Erkiai buvau padaręs, Kamuzai, Stygliai. Kam dar esu padaręs? Daug čuvakų esu padaręs tų bitų. Tai ir fitų turi taipogi daug gan. O seniai jo, pagrinde viskas, kas repas, tai arba fitai, arba 16 eilučių. Nes man sėdėtų visą gabalą rašyti, aš galiu parašyti 16, priedainį, o ten jau paskui, tu žinau, tušinuką daužyk, spardyk, mindyk, nieko nebus. Aš todėl, jeigu bandau repuoti, tai bandau su kažkom iššokti treką, nes iš manęs rašytojas prastas. Aš galiu gerai repuoti ir tą tekstą parašyti, bet mano tekstas ten bus, žinai, ten nieko gilaus tu nerasi. Nu, pas tavęs tiek, man patinka tavo tie ir pančiai, man gan įdomu. Jo, aš karočią, aš kai
O paskui, žinai, kai labiau įsiliejau tą repą, aš labai daug Bigelo klausiau, žinai, Bigelo 139. Labai daug Bigelo praklausiau, kiek mes Mobdypo gatvėje sėdėdavom, praklausėm. Eik, tu ką, dar klausau. Tragedy Kadafi dar, žinai, Tragedy Kadafi geras. Man labai patinka, labai Kaponė Noriega, Lord Finesas. Žinai, dabar galim sėdėti vardinti ir vardinti, aš dar undergroundo kiek privardinčiau. Tai va, o kaip paskui su albumais, klausyk, taigi va, antras albumas. Antras mano albumas irgi, kuris išėjo iš kasetės, išleido čiūvas iš Rusijos, man atrodo irgi iš Piterio. Ir irgi dariau pilnai analogas viskas. Nešiau į tą studiją per juostinį magnetofoną leidau ir ten tie preampai 1000 svarų tą studiją kainavo, ten profesionaliau neįmanoma. Aišku, įmanoma jo, bet ten jau tokio aukšto lygio, karočio. Tai jo, sunešiau viską padariau ir irgi išleidau antrą kasetę, irgi parsidavė viskas. Aišku, antra kasetė nėra tokia populiari. Pirma kasetė labai populiari buvo. Čiūvai iš Vokietijos net rašė, norėjo releasą ant vinilo padaryti. Tik aišku, aš labai protingai pagalvojau ir pasakiau, ne. Aš nežinau, kodėl aš nepasakiau, bet aš norėjau palikti tiesiog, žinai, čia kasetė ir čia yra reliktas. Nu ir tu dabar nešioji, žinai. Tu vieną dieną gal po 500 metų ras, karočią, užbetonuotą cementę, kai tu žemė, jo. Karočią, jo, ir va taip. Paskui antrą albumą padariau, išleido čiūvas ir paskui biškį nieko nedariau. Ir va tada, kai man draugavęs paskolino SP, aš tada SP per 3 dienas suribdžiau albumą, kur iš Atėnų išleido čiūvas irgi. Va tas čiūvas, kur mano bitą paleido ant vinilo, ant sborniko, jisai visą mano albumą, karočią, išleido. Kalbame apie šitą vinilą ir po to jau išėjo ir taipogi albumas. Nauja kasetė išėjo juoda ir geltona, karočią. Mano draugelis buvo Jonavoje, žinai, kur iki yra? Ant kalno. Ir yra tie du namai. Mano draugelis vadai jau atėjo ir bats, karočią, ant coverų uždėjom. Gadyca. Ir po to, senis, žinok, po to jau parišau biškį su muzika, aš užbaigiau univerą, aš grįžau čia. Nu, karočią, žinai, pinigai baigės, reikia kažko darbo, susiradau darbas, jau, žinai, prie muzikos ir nebėra noro. Ir kažkaip čia neseniai labai pradėjau kažkaip į to muziką kabintis. Aš nežinau, kas man tos ugnies įpurškė, žinai, nes ten jau ugnies nebuvo porą metų. Ir man kažkas taip ugnies įžiebė ir sakau, žinai, reikia grįžti prie šito reikalo, nes, žinai, arba viskas, arba nieko. Nes, ką, aš mesiu šitą reikalą. Kur aš eisiu? Aš daugiau neturiu kur eiti. Paliubom. Jo. O kas su repu, karočią ten? Repas tai šiaip, žinai, aš repą nežiūriu taip rimtai, kaip žiūriu į beatus. Bet dabar labai norėčiau pažiūrėti tą repą rimčiau, žinai, nes vis tiek pagyvenau kažkiek laiko, pamačiau, išgirdau, žinai, pajaučiau. Ir dabar tai, žinai, lengviau rašyti. Kai dabar jau turi patirties, prikalpę savyje, gali išreikšti savo mintis. Jo, seniai, nes plus aš kalbu, karočią, 4 kalbom. Aš moku rusų, lietuvių, anglų, nu į biškį lenkų. Bet ten jau suprašiau, karočią, ką kalba. Bet visada repuosiu lietuvių kalbą, myliu lietuvių kalbą, visada repuosiu lietuvių kalbą. Visada iki gyvenimo galo bandžiau repuoti rusiškai, karočią, ne, užmečiau šitą reikalą. Angliškai bandžiau, užmečiau šitą reikalą, visada repuosiu lietuviškai. Jo, aš irgi, žinai, aš anglų turėjau labai senai vieną gabalą, tokią parnuchą žoską, ten mes dar Jonavoje, ten 2002-2003 metai. Bandžiau rusiškai, kai Toronto persikrausčiau, mes net išleidom mixtape'ą su Underground Parking Production rusų kalba, bet iš karto uždėjau kryžių ir galvoju, ne, repuosiu būtent tą kalbą, kurią aš galiu geriausiai išreikšti savo mintis, prie kurios aš esu jau prisiderinęs, kuri lengvai eina. Žinai. Jo, žinai. Aš tą kalbą visą gyvenimą kalbu, žinai, ir tai aš gimiau visada su šeima rusiškai kalbėjau, bet visada mokykloje, gatvėje, žinai, visada lietuviškai. Jo, tas pats, lygiai tas pats čia. Jo. Nu tai ir tiek dabar, žinai, tokie reikalai, kad biškį atgaivinau, karočią, SoundCloudą savo, naujas gabaliukas, UKM, MCK su Robus, blokų šilumą. Papasakosiu tau, karočią, dabar apie Montaną. Tai Montaną paėmiau studentus, karočią, žinai, po savo sparnų ir mokau beatus daryti. Aiškinu, karočią, žinai, nes tą patirtys, kurią aš užsidirbau, žinai, kiek aš metų jau kaupiu. Ir panorėjau karočią perduoti.
ir irgi dabar batsakai, irgi mes repuojam kartu. Ir patikėk, ateitis pagaliau turi šviesą tunelio gale. Nes buvo juoda, jau viskas, galvoju, jau bus viskas, jau mesiu visą šitą reikalą. Nu bet va dabar, po truputį. Jo, nes Lietuvoje tai pažiūrėjus, va kaip tu galvoji, Lietuvoje tas bumbepas, oldschoolinis, jis populiarumą pradeda atgauti, ar vis tiek jis niekad nepasieks to populiarumo, kuris yra pripažintas tokiuose šalyse, kuris jau įsigyvenęs, tarkim, Vokietija, Prancūzija, ta pati Anglija, žinai. Pūkas, žinai, ką aš pažįstu žmonės vengrus ir aš pažįstu vengrų karočią reperius. O vengrai reperiai, jie ant to bumbepo, ant hip-hopą daro seno 90-ų, jie surenka po 500 000 peržiūrų, žinai. Aš irgi, čia, žinai, taip pasakius, mano klausytojas, žinai, yra lietuvis. Nu ir čia jau nebe man rinktis, kas paklausys mano muziką ar kas ne, nes, nu, pažiūrėjus kitose šalyse daugiau žmonių, irgi mūsų nėra tiek ir daug. Bet yra kas klauso, vis tiek, aš pažiūrėjau, kai Bakas surenka tų peržiūrų, tai tikrai į tūkstančius jau, žinai, renka čia ne tas, kas mes padarėm gabaliuką kartu 600 peržiūrų tik surinko, žinai. O aš repuoju ten nuo 14 metų, žinai. Jo, bet net, žinai, jeigu tie 600 yra žmonėm, kuriem iš tikrųjų patinka, net ir tie 600 yra mėly. Jo, nes kas iš to milijono į tavo muziką nieks nesupranta. Paliubomu. Tai va vėl tame ir skirtumas, kad kai kurios gabalus galima tiesiog išklausyti, o kai kurios gabalus reikia būtent klausyti. Jo, tu turi sėdėti ir krapštyti, žinai, sėdėti ir krapštyti. Ką mano žodžiai reiškia, žinai, nes mano žodžiai ne šiaip iš tuščio sočio pilami, žinai. Jo, nu jūs ir su flow labai gerai pažydžiat, aš kaip matau, ir tu, ir tas pats Makas, Bakas, jie labai gerai sužaidžia su flow, perėjimai į tą greitą, po to vėl į lėtą, keitimas intonacijų labai įdomi gaunasi. Jo, nes aš irgi kiek amerikoniško repo praklausęs, tai bet va ten, kai surandita, žinai, tą vieną aukso luitą. Perklausiau, žinau, 500 kartų tą patį treką, kai atrandu tą aukso luitą. Nes ten ir tie flow išlaužyti, nauji čiūvai, nepalaužytų tokio flow, žinai. Čia tas pats, kas pasakius man, žinai, tu nepalaužysi flow ant drilo beato. Aš aišku galiu pabandyti, bet ar man reikia stengtis. Žinai, čia tiesiog ne mano specifika. Jo, su drillu, ta prasme, aš nežinau, man asmeniškai kaip, aš negaliu pasakyti, kad man drillas nepatinka, žinai, man vis tiek, aš ir negaliu pasakyti, kad man, tarkim, bumbepas patinka labiau negu, tarkim, muzika. Mano mėgstamiausia muzika yra 2000-2010, kai jau prasidėjo, kaip mes anksčiau vadindavom, komercinis repas. Jo, Krankas, karočią, kaip tas čiūvas buvo Lil Jonas, kai pirmas Need for Speedas Undergroundas, aš atsimenu, išėjo. Jo, atėjo Kranko, karočią, kai visas hip-hopas į South nuėjo. Jo, nu man labiau patinka iš tikrųjų netgi vėlgi ir vakarų pakrantė ir rytų pakrantė. Va, tarkim, pietų muziko man, galima, va būtent, va, tame ir skirtumas yra, kad tu gali palinguoti, bet tau absoliučiai nusispjaut, ką tam gabale sako, jis tiesiog gerai skamba. O va, jeigu žiūri į rytų vakarų pakrantės, ten vis tiek yra savotiški stiliai, savotiški tekstai, kur tu gali įsigilinti ir jie bangina, žinai. Bet man patiko, kad tu pasakei, kad va, kai kurie oldschooliniai repai išlaužo geresnį flow negu dabartiniai čiūvai, netgi tie, kurie daro, tarkim, ir bumbepą. Tai yra įdomu, nes, tarkim, čiūvai, kurie darė seniau, jie tą stilių gimdė ir jie iki šiol padaro geriau negu tai, kas jau duota jauniems, kad jie galėtų išvystyti. Aš neskau, kad jauni negali padaryti taip kaip seniai, turbūt ir jauni atlikėjai daro daug geriau negu seniai, tarkim, žinai, bet yra tikrai tie, kaip tu sakai, aukso luitai, kurie iki šiol gali duoti prapisacą papolnai. Teisingai, teisingai. Ir bet kuriam tam stiliui, bet kuriam žanrė to hip-hopo, žinai, nes hip-hopas įsilaužė jau į tiek daug tų pačių subkultūrų, žinai, jau mes to old school, žinai, bumbepų vadinam, ten kažkas čiūvai, trepų, drillų, krankų, karočiai, Jo, bet tu labiau vis tiek, va, tu iš tavo klientų bazės, tarkim, daugiau yra Lietuvoje, ar užsienį, ar maždaug lygų? Dažniausiai, žinok, iš Lietuvos. Bet ne, turiu savo čiūvą prancūzą turiu, irgi prodiusuoju.
Čia tas, kuris atvažiavo tau pinigus paduoti iš Jo, Prancūzijos. jo. Čia jis tą papasakok istoriją, hebrytai. Jo, karočią, aš jam bitus 2 pardaviau, jisai man 2 sotus į rankas padavė, atskrydo, mes dar pačilino. Nuėjom, kažką pagėrėm. Karočią, ne per internetą užsisakom, čiūvas grinai atvarė, va, babosai, davai dar ir pačilinam. Bet tai yra iš tikrųjų geras, va, kaip ir sakau, mes šiandien atvažiavome pas Robą ir mes asmeniškai niekad nebuvom su tavimi susitikę, ne apie tako sumušę, bet taip, va, dabar susitikom, labai šiltai priėmė, aš tikrai nesistebiu, dėl ko tas čiūvas iš Prancūzijos paėmė, atvarė iki jo, tikrai nepasigailėjo, pagarba, nes šiandien ir, kaip sakau, pamaitinai ir viso tako, hebrytė sėdi, nepavargė niekas. Sakau, svečius visas prižiūrės, svečiai yra mano, kaip, responsibility, guest responsibility, yeah. Ne, hebra, tikrai gerai pastūmėm šiandien, geras klipukas irgi gavos, hebra, laukit, kulka, Robas, prie vieno mikrofono, va, kai 10 metų atgal buvo, aš negalvojau, kad taip atsitiks. Na tai va, hebra, svajonės pildos, gyvenimas keičiasi, judam tik į priekį. Svarbiausia jo, kad galim taip susirasti ant vienos bangos, nes buvome, kaip ir atsiminė, kalbėjom anksčiau šiandien, kad ir prieš 7 metus mes bandėm tą bendrą Jonavos fronto, tą judesį kažkiek padaryti, pajudinti, kanalą turėjom, gaila, kad nesigavo, bet vis tiek mes tos trupinėlius surenkam, va, ir aš irgi jaučiuosi palaimintas, kad man ir su Ade išėjo garbė įrašyti gabalą ir su tavim dabar išėjo gabalą padaryti, kad su Dodžiu kartu irgi padirbau, buvau jam padaręs klipą, nes man Dodis irgi labai patinka. Dodi, tau pagarba, Ade, tau irgi pagarba didelė, nes maža tokių žmonių, kurie gali surasti tą būtent tokį unikalų ryšį su klausytoju, kokį turi tu ir tu visą laiką išsilaikęs kaip paprastas bachūras, niekad be jokių pasikelimų, be jokių pontų, tau iš tikrųjų pagarba didelė, nuo visų eina visą laiką, taip pat tau Dodis, Viliau, kalbu apie tos, kurios asmeniškai pažįstu, tu turbūt daugiau pažįsti tų veikėjų iš antros Jonavos kartos, nes aš jau tuo metu buvau užlėkęs. Tai seniai taip ir pasakysiu, žinok, aš tik žinau, Don Cam 7 ir Dodį. Nors aš dar vieną čiūvą žinau, bet man atrodo, mes su jais seniai, žinau, kalbėjom, bet man atrodo, jis irgi repau, karočiai, ir jis Puff Venomą, žinau. Aš dabar neatsimenu čiūvo vardo, bet irgi buvo toks čiūvas. O jo Tomas buvo vardas, ar koks. O dabar, žinai, iškrita, aš galvoju. Na dabar, hebra, laukiam, ypač bachuriukai, kurie žiūri iš Jonavos, jeigu kažką bando daryti, jeigu kažką patiliaja darot, hebra, nesidrovėkit, darykit tiesiai šviesiai. Kiekvieno kelias, bent jau Jonavoj, veda iš Kamurkės. Niekas neateina ant nieko paruošto, svarbiausia atsiduoti savo reikalui, daryti atduši, atširdies. Mes laukiam tos 3 kartos Jonavos repo ir tikrai tikimės, kad išaus labai gerai. Bent 1, 2, jeigu išaus daugiau, bus dar geriau, bet bachuriuk, jeigu tu klausai ir tu darai tą repą, nesidrovėk, daryk, įsirašinėk, yra žmonės, kurie padės, gali susisiekti su mumis, mes su tavim pabendrausim, šiltai priimsim, niekad nenustumsim į šalį, gal ne visada suprasim, bet visada palaikysim. Tad nesidrovėkit, darykit, tik į priekį, atduši. Jo, hebra, karočiai, ir aš irgi tai pasakysiu, kad nereikia tam parintis, kas tikrai nori, kas tikrai turi to potencialo, aš visada laukiu, ateisit hebra ir padarysim bitų, ir padarysim repo, ir pasuvedinėsiu, ir nei cento nepaprašysiu. Jeigu hebrai dega noras daryti, ir tikrai turi kažkokį, žinai, norą vystyti, žinai, nesėdėt vietoj, nori hebra vystytis, you're welcome to come, you're welcome to come. You're welcome to jump on. Jo, kas atduši, tas sutampa, tas sueina, bet be abejo, kaip ir Robas sako, gali padaryti ir uždyką kai kada, be abejo, ta prasme. Kaip sakoma, žinai, aš savo klientų už pinigus susirasiu, bet aš nenoriu tos muzikos už pinigus daryti, aš noriu, kad ta muzika iš čia, žinai, eitų ir iš čia. Paliubom. Aš net va taip žiūriu į fitus, žinai, nes girdi iš šalies, kad kai kas už fitą ten užprašo kažkiek tiek pinigų. Man tai būtų neprieinama, asmeniškai man, nes aš daryčiau fitą ir darau fitus tik tai su tais, ką aš gerbiu. Jeigu, tarkim, ateina koks nors bachuriukas ir jis ten, man nepatinka, ką jis daro, aš jam tiesiai šviesiai pasakysiu, čiūvas, mes tiesiog nesutampam, aš negaliu daryti, o jeigu net ir silpnesnis čiūvas, bet aš matau, kad jis daro atdušai,
darom, vapšė be problemų, be jokių centų, darom, tiesiog darom tą reikalą kartu, keliam tą repą, nes repas atdušai yra tas repas, kuris labiausiai rūpi ir kuris yra svarbiausias. O, teisingai, žinai, tie pinigai ateina Paliubom. ir išeina. O ta muzika, jinai kol internetas mums veiks. Kol Ypač Bakūdė iš Jonavos mes babosų susirasim. Exactly. Čia, žinai, nebėda, kaip matot, bėdnai negyvenu. Taip, kad, žinai, dėl to ir nereikia parintis. Tai, hebra. O dabar, laukite žmonės naujų darbų ir tiek. Da, aišku, daug dirbu, labai daug laiko neturiu, bet nieko tokio. Ta darbą galima ir iš šono pastovai. Repui visą laiką. Yra laiko, karoči. Bratūlė, tu duodi. Jo. Tu duodi. Nu ką, tada gal judam prie loterijos ir klausimų iš klausytojų? Da. Hebrytė, dovanokit, aš tai šiandien nelabai pasiruošęs su popieriukais, man reikia iš mobilkės skaityti. Da, Tuoj paimsiu. Skaitom iš mobilkės, mes turim, karoči, 10 klausimų, Robai. Davai, pirmas atėjo iš ir be abejo, šapulė tau. O, ir dėkui. mesim į tą šapulę, karoči, viską. Ne, mes to turim, mes į svečius tuščiom rankom neateinam, aš to nuo savo galvos panešiotos šapulios neduočiau, mes to turim kai ką nuliovo, aš to atsakau. Davai, pažiūrėsim. Dabar, žiūrim, Arvidas Gumuliauskas, štai Arvidas, 2277, jis klausė, Rob MC, geriausia online MC battle kova Lietuvoje. O visoje Lietuvoje? Yeah. Ar mano asmeninė? Paklausta geriausia online MC battle kova LT. Lietuvoje. Net nepasakysiu, žinok, dabar. Fu. Koks ten Tansaidės gabalas buvo, kai jisai repavo? Prieš vanduo, nedrūgnas tas gabalas, kur. Gal prieš Karpikai repavo, Adės labai gabalas patiko tas. Kai aš buvau, kom tik negalėjau būti, o tas gabalas, man atrodo. Aš nežinau, ar mes apie tą patį gabalą šnekam. Labai seniai betlinių lietuviškų klausau, labai seniai. Ir tas dalykas, hebra, betlai. Davai, naują betlą aš teisiu, pirmas būsiu. Pirmas repuosiu. Brad. Dabar su betlai, žinai, aš nelabai ir matau, kad būdavo beginerių betlai, aš betlindavausi irgi, karočią. HHB buvo dar tas, kuro čiūvos irgi. Lyžia pušia ar kaip? Ne. Yra geras betlas būdavo. O dabar aš nežinau, kaip ir vyksta kažkas, ar nevyksta. Na ir būdavo, mes dalyvavom kartu su Karūna, važiavom dar su Hebryte, prigribėm Karūną, važiavom į tą patį pirmą Lietuvos MC batlą aktorių namuose. Žiauriai praėjo, bet žinau, kad klausimas buvo Robui, jis atsakė, kad Adė prieš Karpį, o aš noriu labai įterpti savo nuomonę, Hebrytė, iš Kulkos, krapštukas prieš Justą iš Šiaurės, karočią. Ten, man atrodo, ten buvo... Ai, tu kalbėjai apie 213? Aš kalbu apie 213, nežinau, 213 ar 214, jo, aš atsimenu tą betlą, o ateu. Kai čiūvas... Be komentarų, karočią. Kai čiūvas antram raunde turi atsiprašyti už tai, ką pasakė pirmam raunde, ten su katoku suvarė. O tai tie, karočią, bendramžiai sakė man, karočią, kad ten... Aš nežinau, galima visai tai sakyti. Nu čia be filtro jau. Jo, man sakė, karočią, tai susiję su mokykla ir kažkokia klasė, tai sakė, kad čiūvas buvo mokytojas. Nu, jis, man atrodo, dabar mokytojas. Jis vis dar mokytojas. O gal ir nėra, aš nežinau. Po to batmo jau niekam neįdomu, blėt. Skamba, blėt. Jo. Oi. Ne, bet jo, tie gabalai paskui buvo išimtimės. Aš asmeniškai metus ieškojau to pilno betlo. Aš nežinau, gal mums jau laikas atsisveikinti su pilnu betlu, žinai. Visą internetą praško, labai norėjau dar kartą pažiūrėti. Pas mane kanale ne visas tas betlas yra, bet yra, man atrodo, pirmas ir antras raundas. Man atrodo, būtent ką pasakė Justas ir kaip atsakė Krapštukas. Ir aš tokios energijos, aš aplamai manau, kad Krapštukas savo metu
apvogė biškį nuo titulo, jis per vėlai gavo savo titulą, jis turėjo savo titulą gauti anksčiau dar. Taigi aš prieš irgi keletą metų. man žiūrėjau tas video, kelintų ten 26, 7, krapštukas, liežuvis būdavo, repodavo ir ten dar lylas, mačiau lyl prieš krapštukas betlą. Gerai, judam tada. Antras klausimas. MOG Records, reikia juos surasti. Kur jie? Va, MOG Records. Rob MC, mėgstamiausi 3 MC. Mėgstamiausi 3 MC, gerai pasakysiu tada mėgstamiausius 3 lietuviškus, tai bus Adė Kulka ir Karūna. Angliški 3 mėgstamiausi MC būtų Guru, Rest in Peace Guru, Gangstar. Lord Finessas ir Bigelas. Be Vagurų tai man yra top raperis iš visų egzistuojančių kada nors buvusių. Ką manai, be premjero būtų taip pat geras, ar tiesiog jau taip sutapo žvaigždės, kad turėjo būti? Seniai, aš manau, kad taip sutapo žvaigždės. Nes, kad ir kiek DJ premjeras yra geras, aš nebent iki top 5 sudėčiau, žinai, bet aš nedėčiau į pirmą vietą. Man pirmoje vietoje yra Pitrokas, antroje vietoje yra Lewis Parkeris iš beatmakerių. O taip tai jo, bet ta substancija muzikos, tu ką, man viziai pradės plėstis tik klausant to Guru. Va čia, mes apylas, va, DJ premjeras ir Guru prie mes apylo, jie padarė legendinį treką, aš visą gyvenimą įnešiu. Kad ir kiek egzistuoju, va tas hip-hopas ir gyvens, mes apylas gyvens širdį. Paliubom. Nes va ką reiškia tas mes apyl, o tai va karočią raperiui tik eina į repą, kad tą mes apylą ir gautų. Nes kiek Amerika parodė, kiek Europa parodo, kiek dabar, žinai, įsikalinėti, Mercedesus nuomotus, žinai, pas jos cepą, kokie visi rimti barygos, žinai. Ir ką aš iš tokio rapo suprasiu, žinai. O esencijos nėra. Ar aš toks pats esu, žinai, ar aš ten bėgau gatvėmis, žudau žmonės ir, žinai, dylinu koksą. Ne, hebra, aš turiu darbą, karočią, aš va dirbu, namuose sėdžiu, bytus darau. Kaip ir dauguma, tik mes atvirai apie tai galim kalbėti. Jo. Gerai, važiuojam toliau. Sesė 7677. Sesė, va, eini į Šapulę irgi. Klausimas. Mėgstamiausi writeriai? Writeriai, aš pasakysiu, karočią, mano mėgstamiausi writeriai. Aš tik Anglijos writerių žinau, nes važinėjau per Londoną, matau. Yra toks writeris Force, karočią, Force, o tas writeris irgi, žinok, traukiniai, sienos, ten kažkur įlenda, kur hui paryši kaip ir nesuprasi. Dar anksčiau toks čiūvas, Toksas rašinėdavo, bet toks paskui į kalėjimą sėdo. O Toksas va yra grinai Vandal stylas. Vandal stylas, tu laužės, eini, metro, paaišiai, traukiniai, visi išdraskyti, karočią. O kas tas trečias, žinok? Sunku pasakydavo, trečias. Kieno man? Ne, yra toks karočią writeris, trečias ir jo vardas Pilot, karočią. Ir žinai... Pilot? Jo, Pilot TU, karočią, Pilot TU. Irgi ten pas mane rajone pripašyti ir kiek traukinių mačiau ir kiek šeterių išbombintina, karočią. Nu ten hebra įdeda darbą. They machine work. Bjaurus žmonės. Labai. Nežinau, gal žmonės ir normalai, gal žmonės, žinai, ir visai nebjaurus, bet žinok, doing damage, tai tiesiai šviesam pasakius. Jo. Gerai, važiuojam toliau. Valentinas Treigys, 4628. Valentinai, kur tu esi? Va, Valentinai. Keliauji irgi į Šapulę, Kulka čia, karočią, taip rodo visaip. Robai, kodėl Jonavoj taip verda repo kultūra? Hebra, nežinau. Aš o tai sėdėjau, galvojau, kad čia repo kultūra verda, nes dūmai iš Achemos nusileidžia mieste, karočią, ir mums stogas visiems važiuoja, tai repot norim. Bet nežinau, hebra, aš galiu tik iš asmeninės patirties, kodėl aš šitą repą užsivedžiau, nes sakau, žmonės, kurie atnešė tą repą prieš mane, man įpurškė tiek, kad man niekas daugiau gyvenime tiek nėra įpurškęs. Ir aš pats todėl pasinėriau į šitą visą reikalą.
Jo, dėl Achemos, tai čia Karolinė atmaskė visų šio. Jo, Mes kai su ten. Karu kalbam, jis irgi, pas jūs gerai, Jonavoj, konsistencija, ta reperių yra, čia Achema, kaltik Achema, čia radiacija eina papolnai. Gerai, Valentinas yra. Dabar Valdelio 4-2-0. 420. Robai, kas jūs įkvepia kūrybos ir kodėl pasirinkote šį muzikos subkultūros žanrą? Nu, kaip prieš tai pasakiau, kodėl aš pasirinkau, nes tiesiog mane įkvepia žmonės iš Jonavos. Ir šiaip, žinai, tą fakelą, išvis tą fakelą, žinai, kai neši, tai jį reikia nešti atsakingai. Paliubomu. O kas mane įkvepia? Mane kasdieninis gyvenimas įkvepia, aš išeinu į lauką ir aš nežinau, kas atsitiks. Vieną dieną tu gali nueiti karočiai į lauką ir nieko nebus, tu grįžai namo pasileidai, ten žaidži kompu. O kitą dieną, vieną kartą važiuoju karočiai į darbą, prikinti busas, vaiką nutrenkia, mes vis turėjom išeiti karočiai, arba kai eini namo, ten mašina sudegus, arba eini namo karočiai, mentinės visur aptvarai, kraujas ant grindų, kūro. Patikėk. Kasdien baigėsi pastraipo, bet ne knyga. Jo. Nu šiaip, eini gyvenimą, tai ir pats kažką veiki, žinai, o paskui kas viską, kas lieka atsiminimuose, tiesiog paimi sudėdį į raimus. Žinai, čia tiesiog, kaip sakiau, kaip mano kasetė, ne aš mano vardą, taip ir mano repas kažkaip, ne aš mano vardą, žinai. Vieną dieną gal mano repas atsidurs ant vinilų, aš nežinau. Jo, svarbiausia vėlgi, kad repas būtų išsuvinėtas būtent tuo, kas daro tą repą. Teisingai, jo, nes jei tu repuosi, karočią, kad tu per didelis žmogus esi, tai ko aš tavęs klausyti, žinai, jeigu tu nesi tas, kas tu nesi. Nu, dar ir Jonavoje tokie dalykai nelenda, nes miestas mažas, reikia atsakyti. Nu, seniai, jo, greit sužinos, žinai. Gerai, važiuojam. Nėra prasmės 4-0-8-3. Nėra prasmės 4-0-8-3. Klausia, Robai, kodėl pasirinkai šią kultūrą? Klausimai, karočiai, kartuojasi, bet, nu kaip, negalima kažkaip. Kodėl kažkaip. Robas pasirinko hip-hopą, žinai, nes techno nepatinka. Gadica, judam toliau. Chnyza ar H-Nyza jau trečią kartą dalyvauja taipogi, kaip ir dauguma žmonių. Jo klausimas yra diena ar naktis? Žiūrint, kom užsiimsiu. Jei kažkokia, žinai, veikla man smagia, už kurią gali būti atsakyta, žinai, mėlynom šviesom, tai tada renkuosi naktį, o dieną, žinai, nereikia. Aš nieko nežinau, aš nieko nemačiau. Gadica. Toliau važiuojam. ALD, kuris jau beje yra laimėjęs vieną albumą ir marškinėlius iš Kuvero ir dabar bando savo sėkmę antrą kartą. Robai, kas tave motyvuoja kurti? Kas mane motyvuoja kurti? Aš net neįsivaizduoju, sakau, aš išeinu į lauką ir mane tai užmotyvuoja pakurti. Kiek aš pamatysiu, tiek įsiminsiu, žinai, kiek pajausiu, tiek pajausiu. Kažkas bus naujo, tai tada mane tas ir užmotyvuoja, žinai, papasakot savo istoriją. O čia, žinai, tu tiesiog sėdi, gyveni ir laikas tave tempia, žinai. Ir paskui su laiku tu renki į savo kaušą, žinai, ko tau reikia, ko nereikia. Ką tu nori žmonėm pasakyti, ką tu savo pasireiks. Jo. O ir visa motyvacija, hebra. Čia nėra jokio raketų mokslo. Receptas gan paprastas, bet solidus. Jo, sėdi, gyveni, karočiui ir mokais, o tada rašai. Va, turėjome, karočiui, klausimą iš MOG Records, iš Klaipėdos be abejo, o dabar turim klausimą iš Klaipėda Records. Nežinau, hebrytė, dovanokit man, karočiui, už mano, nežinau, neapsišvietusi personažą, bet papasakokit apie save irgi, kas jūs esate tokie, kur jūs galima rasti. Klaipėda Records klausia. Robai, nuomonė apie naujas repo nišas, tokias kaip mumble rap. Gal mes apseisim be komentarų, karočią, nes šitoj prasidės, nes šitoj iš manęs marozas, karočią, išsilūps iš krūtinės. Ne, bet šiaip pasakysiu taip, aš hebra nuomonės neturiu dėl to reikalo, aš asmeniškai neklausau ir aš asmeniškai tai nelendu, tai man asmeniškai, man tai nerūpi, žinai. O kad hebra bet kokį gali hip-hopą daryti. Hip-hopas, kaip ir sakiau, hip-hopas tavo mesą pylą turės už tai, koks jis tušęs, bet tu už jį gali milijoną peržiūrų gauti. Nu, bet aš asmeniškai neklausysiu.
Jo. Ir pačiam tokio daryti neįdomu. Jo, man tai neaktualu. O Hebra, kad ten gali kurva, apšė, blėt, aimanuoti tą mikrofoną ambito ir jeigu jam patinka, leidžia. Bet tuo pačiu pasakysiu, kad tai dažnai tą pačią visuomenę labai nuodė. Nes tai pačiai visuomenė, žinai, yra prastumiamas tas prastesnis produktas, niekas kokybiškai nenori dabar, žinai, kuo didesnį kiekį reikia paduoti. O kuo didesnį kiekį, o kam esmė kiekyje, jeigu tame kiekyje nėra kokybės. Jo, dabar jau tinsta nebe smegenis tinsta, o akis tinsta. Jo. Ir ausis, o ne smegenis. Dabar pas visus kėti klipai, žinai, ten visą kitą. Jo. Bet kas ten padarys kokybiško pačio repo, kurio... Kontento būtent. Jo, kurio iš tikrųjų patiktų klausyti, žinai. Sutinku, pilnai sutinku. Ir paskutinis klausimas iš Septolit. Jau laimės taipogi vieną albumą ir marškinėlius. Jo klausimus, kiek laiko užsiėmė kūrybą? Užsiėmų kūrybą, sunku net pasakyti, žinok, neatsimenu, bet kaip sakiau, man atrodo, pirmą kartą, kai kažką dar kažkaip atsimenu, tai gal man 13-14 metų buvo, aš atsimenu, aš savo pirmą mikrofoną iš Erkės nupirkau. Ir jo, kas žino, Erkė, aš pirmą patį savo mikrofoną iš Erkės nupirkau, aš grįžau pas tetą ir aš įrašiau 5 gabalus per valandą. Dėkui, Erkė, kad pagimdėjai tokį žvėrį, karočią. Jo, o tas pirmas mikrofonas irgi, žinai, daug reiškia, žinai. A, kaip ir sakiau, iš pradžių aš labai norėjau repuot, bet aš kažkaip iš pradžių, aš dar per jaunas turėjau turėti talento repuot apie kažką rimtesnį, žinai. Tai paskui tai užšokau ant bitų. Bet tas repas niekur nedingo, žinai, tas repas, kaip ten, tas repas verda ant plytos, repas verda ant plytos ir, žinai, kuo ilgiau išvirtos bus geresnis. Gerai, davai, pradedam sukti. Nu, davai. Užsimerk, kad be jokių muchliavimų. Opa. Ištraukiam. Būgnai. Sesė 7677. Sveikinam su laimėjimu. Gaunate Kulkos albumo Purvas, kuris išeina gegužės 1 dieną, kuriame taipogi bus ir gabalas su Robu, kurį jis prodiusavo. Ir taipogi užeikite į mūsų websaitą q-wear-brand.com, išsirinkite bent kokius marškinėlius, bent kokio dydžio, susisiekite su manimi per Facebooką, Instagramą ir išsirinkite, ko jūs norite. Sveikinam dar kartą. Aš iš tikrųjų laimingas, kad, žinai, kiekvieną kartą laimi skirtingas žmogus. Nors visi keliauja iš Apulio, bet kiekvieną kartą laimi skirtingas žmogus. Nes ALD nebuvo laimėjęs praeitais metais. Čia, žinai, toks atmosferos magnetas, kad ant to pačio neužgautų. Jo. Tad sveikinam dar kartą. Robai, mes, kadangi į svečius tuščiom rankom irgi neateinam, atiduok man mano šapulę, karočią. Pašką gali parūpinti, prašau? Davai, opa. Jau, hebra. Tau, karočią, bratulę. Kuvėras eina. Big up. Iš pačios pirmos Kuvėro laidos. Prie mano strateginio repo. Labai, kad priėmėm šiandien. Buvo labai malonu. Hebryte, labai dėkui Jums, kad šiandien prie mūsų pasijungėt. Visiems linkėjimai. Laukit kitos laidos. Laimėsite dar daugiau prizų. Kitoj laidoje, turbūt jau kitą savaitę dabar išeis. Turbūt bus, aš dabar net nežinau, ar tai su Zulu Rock One, ar su Auriza, bet mūsų laukia lygiai taip pat ugniniai podcastai. Laukite, jeigu nori kažką dar pasakyti, atsisveikinimą. Linkėjimai mamai. Gadica. Davai, hebra, karočią. Davai, visiems taika. Davai.